Kalbame su Fashion Gold įkūrėja ir savininkė Julija Gerlich. Labadiena. Sveiki. Norime sužinoti apie vestuvinius žiedus. Nė vienų vestuvių nebūna be vestuvinių žiedų ir tai turbūt vienas svarbiausių ir labiausiai išliekančių akcentų. Čia tas dalykas, kuris pasiliks visam gyvenimui ir žmonės gali namuotis suknelę, žiūrėti kažkokią tai vietą, bet tai ateis ir praeis. Vestuviniai žiedai liks visam gyvenimui, todėl jie reikalauja ypatingo dėmesio. O kaip jas išsirinkti iš tikrųjų? Matuoti, kuo daugiau dėmesio skirti, nedaryti tai iš pirmo karto, nedaryti tai paskutinę minutę, ateiti, praleisti 4-5 valandas sėdėdami. Visą laiką prašau nuotakų, nekankinkite vyrų, apsispręskite iš pradžių pačios, nes didžiausia problema būna kaip visą laiką su moterim. Jau pačiai išsirinkus tik tai atvesti vyrą ir iš tų 3 modelių pasirinktų jau kartu rinktis su vyru. O nebūna tokių vyrų, kurie nežino, ko nori ir su jais būna problema? Aišku, kad būna ir tokių vyrų, būna įvairių vyrų, tačiau su vyrais yra lengviau, jie pasitikė savo moterim ir žiūri praktiškumo. Aišku. Vestuvinių žiedų tendencijos turbūt laikinas dalykas, nes žiedų žiūrėsim ir po 40 metų, bet kokios naujovės ir išskirtinumai atsiranda šitoje rinkoje, galima taip sakyti, pasiūloje? Nežinau kaip naujovės, tačiau Fashion Goldas pristato jums 2 naujus brandus, nenaujus, jie yra labai žinomi Europoje, tačiau Lietuvoje jie nėra tokie žinomi, tai yra Gershner ir Rashmair žiedai, jie skiriasi savo gamybą. Norėčiau pabrėžti, nes rankų žiedai yra gaminami Lietuvoje visai kita technologija. Daugiau jūs galite pamatyti filmuke, kuris yra pas mūsų puslapyje. Jie siūlo didžiausią asortimentą ir visą laiką pas juos rasite ekskliuzyvo, kurie skaitosi tendencijam. Tačiau lietuviai lieka prie klasikos. Jie mėgsta tos klasikinius be jokios puošybos? Taip, jie yra praktiški žmonės, jie matė savo tėvus, jie matė savo giminę, jie užaugo su tais žiedais ir dažniausiai tai yra tradicinis žiedas papuoštas deimantukais. Aišku. Ačiū Jums labai. Geriška. Esame Premier juvelyrikos namų stende ir kalbame su Viktorija. Labadiena. Labadiena. Norėtumėm sužinoti apie vestuvinius žiedus ir iš tikrųjų jaunavedžiai būsimieji labai sunkiai apsisprendžia, ką jiems išsirinkti. Kokie patarimai einant rinkti žiedų būtų jūsų? Mes iš tikrųjų visada pradedam nuo klasikos. Parodom, kas yra plotis, koks yra svoris, kokias yra patogumo, visas svarbumai, visus išaiškinam visus šitos dalykus. Ir tik tada, jeigu žmogus vis dėlto nori kokių nors meninių detalių, vis kažkokių saviraiškos detalių, tik tada pradedam žiūrėti. Nes iš tikrųjų pradžia, ką padaro kitiem jaunavedžiam, kodėl jiem apsunkina, kad pradeda nuo kito galo. Pradeda žiūrėti tiesiog gražumynus, margumynus, o iš tikrųjų pagrindas tai yra iš viso. Pažiūrėti pirštus, pažinti žmogų, kaip jis nešioja, ko jis iš to tikisi, kas yra iš viso, ar jis linkęs netgi tinti pirštukas. Tiesiog absoliučiai visus niuansus pažįsta jį kaip daktaras. Paskui, nes tu to žiedus ir ateityje irgi prižiūrėsi. Tai reikia žinoti, ar jis didės, ar mažės, ar galės, ar jam to reikės. Nes, tarkim, mano šeimo, nei man, nei mamai absoliučiai dydis niekada nekinta. O kitom yra, kad dieną naktį kinta. Tai viską turi sužinoti. O tada taip jau pažįsti žmogų kartu ir psichologiškai. Ar jisai nori truputėlį pompastikos, ar visiškos estetikos, ar jis nori idėjos, ar būtent tik dizaino. Ir kadangi jau yra praktika labai didelė, modelių bazė didelė, tai viskas yra gana paprasta. Jaunavedžiai pas mus iš tikrųjų suranda labiau sprendimą, negu pasimeta. Labai pastaruosius turbūt 5 metus yra baltas auksas valdo ir čia labai madinga ir daugelis seka vakarų naujovėmis ir renkasi balto aukso žiedus. O iš tikrųjų, kaip jūs jaučiate, kokios spalvos aukso renkasi žiedus? Pas mus dažniausiai renkasi taip iš tikrųjų baltą, bet beveik ta pati dalis yra rausvas. Ir iš tikrųjų, kadangi mes esam truputį tokios modernesnės juvelyrikos namai, kur iš tikrųjų naudojam naujausias technologijas dar plius, tai tas pats emalis, kuris iš viso yra dedamas ant 750 prapas geltono aukso. Tai mes turim labai didelę klientų bazę, tai gal net 20%, kurie iš tikrųjų tas 20% kaip ir yra ekonomikos vadovėliuose, neša 80% pelno. Tai iš tikrųjų būtent tie klientai mums yra patys mieliausi, brangiausi, ne todėl, kad jie yra brangus, apskritai didelių kainų mokėtojai, bet jie tikisi to daugiausiai žiedų. Jie nori reikšmingumo, idėjos jie nori kokybės labai ir jie nori viso to išpildymo. Tai kartais darbo netikainiai prasideda ten jau nuo 4000, kadangi vien idėjos įgyvendinimas, iš tikrųjų, tai yra jau mums užduotis,
prie kurios pasijungia bent 3 žmonių komanda. Tai yra mūsų įmonės direktorius, tai yra dizainerė, tai jau yra technologas ir jau emalio pats dailininkas. Tai iš tikrųjų reikia viską įvertinti, pažiūrėti. Tai čia tokia mūsų galbūt įdomiausia kryptis būtų. Toksai kompromituojantis klausimas, bet dabar viską visi žmonės užsisako internetu ir iš užsienio, o vestuviniai žiedai jūsų nuomonė, internetu nematuoti, nebandyti? Nesusidūrėm su to, kad iki mūsų gal ateina per metus vieni tokie, kurie drįsta juvelyriką užsisakyti internetu. Ir žinau tas tendencijas iš tikrųjų, kad labai internetu mėgsta jaunimas ypatingai pirkti, net vestuvinius visai nežinau, bet sužadėtuvių tikrai žinau, kad mėgsta. Tačiau pas mus atėjęs jaunimas jau per minutę laiko yra greitai supažindinamas su visom grėsmėm, kurios 90% laiko pasiteisino. Grėsmės yra, jeigu sakoma iš interneto ir tai nėra brandas tarptautinis, tai nėra tiesioginis platintojas, tai didžioji dalis tikimybės yra, kad briliantas, už kurį yra sumokama 3 kartus mažiau negu tai kainuoja salone, bet jis yra ta pačios kokybės, jis greičiausiai bus pildytas. Jo sertifikatas bus neatitinkantis, o bus pažiedukas, jis gali būti net vogtas. Yra pilna niuansų, kurių iš tikrųjų aš pati, jeigu gerbčiau save, niekada nepirkčiau, meldžiu Dievo, kad mano vyras mane nupirktų žiedą. Ir tiesiog reikia žiūrėti kokybę pirmiausia. Tai visada yra kokybė, o tada idėja. Gal šį sezoną pristatote kažkokią tendenciją, naujovę, ypatumą, kuo išsiskiria jūsų juvelyrikos namai? Mūsų tendencijos yra tokios, kad mes kaskart pristatom naują patį prabangų žiedą, vis naujesnį idėją. Paprastų klasikinių, kad galbūt nebesurandam jėgų konkuruoti tarp šitų masių, jų yra labai daug visoje Europoje, kaip ir šitoj parodoj, iš tikrųjų atvežėt labai daugybę. Mes toks daugiau butikas. Einam su idėja, su reikšmingumu ir daugiau... Tai dėmesį, kad ką reiškia tai žiedas. Taip, iš tikrųjų, nes tai yra mūsų galbūt toks didžiausias variklis ir įkvėpimas, nes jeigu mes konkuruotume masėmis, kainomis, tai nežinau, kokios nuotaikos šiandien būtumėm. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Kalbame su Jolita Raimundo Žemaičio juvelyrikos stende. Labadiena. Labadiena. Norėtumėm sužinoti, kaip išsirinkti vestuvinius žiedus, nes čia darbas, oho. Taip, vestuvinis žiedas yra renkamasis ne vienam kartui, ne vienai dienai. Dažniausiai, kaip mes sakome, lieka nuotraukos ir vestuvinis žiedas. Todėl mes siūlome klientams atsižvelgti į tai, kad gaminame kokybiškus, tvirtus vestuvinis žiedus. Dažniausiai žmonės vis tiek turi kažkokį polinkį į klasiką, į tradicijas, o gal jų stilius yra kažkoks visai kitoks meniškas. Nuo to mes ir pradedame. Žiedai yra ir geltono, rausvo, raudono, balto aukso. Taip. Ir lietuvaičiai ar jau renkasi puoštais deimantais, dekoruotus žiedus? Pastaraisiais metais yra ta tradicija, kad grįžta prie klasikos. Vyrai renkasi tradicinį klasikinį žiedą, o nuotakos pradeda puoštis deimantais. Jos tą patį klasikinį papuošia deimantukais? Taip. Taip. Dar žinau, būna tokia užsienio tradicija, kad sulig vaiko gimimu puošti po deimantuką ar su išgyventais metais įsistatyti po deimantuką. Mūsų klientų tarpe pagal kas šios tradicijos nėra. Aišku. Yra tradicija kas metus dasidėti. Aišku. Dabar žiedai yra arba balto aukso, arba rodžiuoti. Būna rodžiuoti arba ne. Galima ir taip. Koks skirtumas? Rodžiuotas žiedas yra padengiamas plona balta plėvele, kuris apsaugo žiedą šiek tiek ir duoda dar didesnį baltumą. O nerodžiuotas tiesiog yra tokio... Jisai neturi to tokio šalto balto atspalvio. O kas yra geriau? Ar čia pagal skonį, kuris spalva gražesnė? Nepasakyčiau, kad kažkas yra geriau, kažkas yra blogiau. Vieniem labiau patinka tas šaltas atspalvis baltas, kitiem užtenka to paprasto baltumo. O pas jūs dažniau užsakinėja geltono aukso žiedus ar balto? Oi, jeigu teisybė, statistikos nevedėm, gal daugiau yra derinamas baltas su geltonu. Netgi deriniai dviejų? Taip, 2 metalo spalvų. Oho, ir pusė žiedo kažkokie perėjimai? Gali būti pusė žiedo, gali būti siaura juostelė kažkurios spalvos. Aišku, kitiems metams gal siūlote kažkokią tendenciją, įdomybę,
kaip metų tendencija 2014? Mes nežiūrime metų tendencijas, mes žiūrime į klientą. Aš žinau, kad dažnai nuotakos nori ir to, ir ano, ir čia man tiek deimantų, tiek eilučio, o vyras sėdi ir jis taip nieko nežino. Ar jūs bandote įtikinti ir jį puošti žiedą? Ne, mes neįtikinėjom klientų. Mes bandome rasti sprendimą, kuris tenkintų tiek klientą ilgus gyvenimo metus, tiek mums būtų malonu tą darbą atiduoti. O vyrai deimantais labai retai puošia? Ne. Ne, neretai. Neretai. Atrodo, kuklus lietuvaičiai turėtų tenais vengti tų akmenų visokių ir viską. Ne, nepasakyčiau. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums.